Štai šie 7 vaikinai ir 3 merginos jau netrukus atliks vieną iš Karo akademijos profesinio tinkamumo testo užduočių. Tai pirmasis kartas istorijoje, kai atrankoje į studijas dalyvauja šauktiniai, jau 7 mėnesius Klaipėdos dragūnų batalione kario duoną kremtantys savanoriai. Viena iš pirmųjų tai yra toksai kognityvinių gebėjimų testas, tada jie atlieka pas mus ir fizinį patikrinimą, tai yra bėga, atsispaudžia, susilenkia per tam tikrą laiką ir tam tikrą kiekį kartų. Taip pat įvairiausias užduotis kaip diskusijos, kaip individualūs pokalbiai. Mano planas yra, kad aš pirmą nueinu į priekį ir paskui eina grupė. Nuspręsta, kad paskutiniai testo užduočiai vadovaus ši mergina, 19-metė Ieva, kuri karės uniformą užsivilko vos baigusi mokyklą. Jaunuolė pasakoja, kad sunkiausia pačiai suprasti užduotį, o komunikuoti su kitais būrio nariais vienas juokas. Per 7 mėnesius jie spėjo gerai vienas kitą pažinti. Supratus visas taisyklės, puikiai jas žinant, būriai paaiškinus, tikrai labai gerai atlieka užduotis. Bent jau tai, arba man taip tik tai tiesiog pateko toksai būrys, kuris tikrai viską suprato. Procentaliai merginų kiekis didėja. Dabar pirmakursiui turime 11 merginų ir jos puikiai atlieka visus normatyvus, visus fizinius, karinio rengimo normatyvus ir tas visuomeniai darosi vis populiariau ir populiariau, kad merginos nebeturi tos vidinės baimės, nevengia tų krūvių, nebijo tų iššūkių, kuriuos laukia Karo akademijoje. 10 karių būrys baigė užduotį. Jie sėkmingai nugabeno 2 krovinius, kabėdami žemyn galvą. Regis fizinės užduotys šiems jaunuoliams įkandamas riešutėlis. Gerokai daugiau pastangų pareikalauja smegenų raumenis išjudinantis testai. Vienas jų karinės operacijos planavimas. Nepaleisti tai? Ne, už apačios. Lauk. Reikėjo skaičiuoti, kiek laiko užtruksim, ką gelbėsim, prioritetus išdėstyti. Ir sunkiausia dalis buvo, kai atsistojom prie lentos ir turėjom su lazdele aiškinti ant žemėlapio, ką kur darysim. Ir mus tiesiog bombardavo klausimais, bandė suvelti, bandė išdurti mus, kad patys susimėtytume, o tas iš tikrųjų buvo sunku. Atlikę paskutinę užduotį šauktiniai įvertina savo pasirodymą ir išrenka kolegas, su kuriais nebijotų eiti į frontą. Jaunuoliai, iš kokio jūs dalinę nematau? Iš dragūnų! Dragūnai! Galiausiai pasakoja, ar per šias profesinio tinkamumo testo dienas nepasikeitė jų motyvacija. Visi sutartinai raportuoja, kad ji tik išaugo. Visgi testą išlaikys ne visi. Statistika byloja, jog pirmą sykį susikerta maždaug trečdalis. Perlaikyti testą galima 2 kartus. Ko trūksta, tai dar visko ir išmoks. Tai tos 2 dienos tik tai parodo jų asmeninius gebėjimus, vadovauti, fizinį pasirengimą, bet dėl fizinio pasirengimo jau nebebejojam, mes puikiai žinom, ką jie sugeba, o vadovavimo gebėjimus turės gražius 4 metus prieš akį išugdyti. Aukštuosius mokslus Karo akademijoje praėjusiais metais pasirinko 65 studentai. Šiemet skaičius turėtų išaugti iki 110. Mokslas akademijoje yra nemokamas. Įgijusiems pagrindinį karinį parengtumą stojant prie konkursinio balo pridedama 0,5 balo.